Faktų. Faktai. Nesirimama faktais, tikrais faktais. Faktų. Sveiki. LRT radijo aktualijų studijoje įvyko diskusija apie Tarptautinio baudžiamojo teismo vyriausiojo prokuroro prašymą išduoti arešto orderį Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu, gynybos ministrui Yoavui Galantui bei 3 Hamas lyderiams. Apie pastarosius 3 diskusijų nevyksta, bet turbūt visi suprantam, kad jie turi atsidurti Hagoje ir čia nėra klausimų. Tačiau daug klausimų kyla dėl Izraelio vadovybės. Laidoje dalyvavo Seimo narys Arminas Lydeka, daktaras Egdūnas Račius, žmogaus teisų ekspertė GPB auditorija jau pažįstama Goda Jurevičiūtė ir apžvalgininkas, save žurnalistų vadinantis Arkadijus Vinokūras. Paklausęs laidos nusprendžiau sureaguoti į pastarojo pasisakymus. Todėl, kad nors puikiai jo pasisakymus atrėmė kiti laidos dalyviai ir dalyvė, bet formatas ten neleidžia išsiplėsti. Formatas neleidžia pasakyti daugiau negu galima. Tai nusprendžiau sureaguoti. Tai pradedam. Pone Vinokūrai, apie prokuroro sprendimą. Tai visų pirma, propalestiniečiai paprastai jau nuteisė, nelaukdami teismo, tai yra kritinė tokia argumentacijos problema. Gerai, nuteisėm. Tai o kaip tau, Arkadijau, sekasi su Putinu? Arešto orderis jam išduotas, bet jisai nėra teisme, jis į teismą neatvyko, niekas jo nesulaikė ir jisai nėra nuteistas. Ar tikrai Arkadijus niekada aš tiesą į Arkadijų kreipiuosi antru asmeniu, nes mes jau seniai esam, nors neakivaizdžiai, bet jau labai seniai pažįstame, tai neįsižeiskite niekas. Ar tikrai Arkadijus nėra kaip nors įvardinęs Putino kaip kokio nusikaltelio? Tuose visuose beveik jau 100 suorganizuotų mitingų katedros aikštėje kiekvieną pirmadienį, kas yra sveikintina ir labai gerai. Žiūrėkit, yra tiesa, kad kol nenuteistas teismo, tol žmogus yra nekaltas. Bet čia yra ne tik tai apie teisę, mes čia kalbam ir apie politiką, apie tai vėliau laidoje irgi buvo kalbama. Išlipus iš tos visiškai teisinės argumentacijos duobės, man nekyla abejonių, kad Putinas yra pažeidęs tarptautinę teisę, humanitarinę teisę. Ir jisai turėtų supūti Hagoje. Beje, tarptautinė teisė, humanitarinė teisė. Žinot, ką reiškia humanitarinė teisė? Humanitarinė teisė reiškia, kad jeigu žmogus padaro nusikaltimą humanitariniai teisiai, tai yra nusikaltimas prieš mūsų visus, prieš visus žmonės, nes prieš visą humanistinę modernę idėją. Tai nėra čia šiaip sau. Tai taip, Putinas turėtų būti Hagoje. Aš neabejoju, kad Hamas lyderiai turėtų būti Hagoje. Dar mes pamirštam tokius veikėjus kaip Džordžas Bušas jaunesnysis, kuris taip pat turėtų būti Hagoje už visus kankinimus tuo metu, kai jisai ten kovojo su terorizmu. Ir lygiai taip pat neabejoju turėtų kalėjime supūti Netanyahu, nes net nereikia viso to, kas vyksta nuo spalio 7-osios. Jisai per savo ilgus Izraeliui vadovavimo metus yra prisidirbęs tiek sočiai, kad tikrai užtektų. Žodžiu, jei nori būti labai teisiškas ir nieko nėra, kol nėra teismo sprendimo, tai tada, jeigu nori tai būti Vinokūrai, tai būk. Tai atsiprašyk Putino už visus įžeidinėjimus ir prakeiksmus. Izraelis netliko jokių nusikaltimų. Tai turėtų ištirti prokuratūrą, Tarptautinio baudžiamojo teismą. Čia toks biškiukas techninis, bet Tarptautinis baudžiamasis teismas, skirtingai nuo Tarptautinio teisingumo teismo, apie kurį mes jau čia esam daug kalbėję, valstybių neteisia. Jisai teisia asmenis. Tai apie valstybės čia kalbos nėra. Ir prokurorui buvo pasiūlyta atvykti į Izraelį ir Gazą? Ne, į Gazą prokuroro komandos niekas nebūtų įleidęs. Ta jisai pats pasakė. But we are continuing to investigate. It's a very complex situation. We've not been allowed access into Gaza by the Israeli authorities. O jeigu jis būtų atvykęs į Izraelį, tai jisai buvo tiesa tik tai kaip tirdamas Hamas nusikaltimus Izraelį. Tai, žodžiu, jeigu būtų atvykęs į Izraelį, tai ko galima tikėtis, ką? Jeigu Netanyahu jau seniausiai inkštė, koks antisemitiškas tas teismas ir prokuroras ir kokia čia būtų išdavystė ir istorinis skandalas ir taip toliau, jeigu tie kaltinimai būtų pareikšti. Ir čia panašu į kažkokį bendradarbiavimą, kvietimą atvykti ir laisvą tyrimą.
ir ištirti, ar tokie veiksmai buvo atlikti, kurie prieštarautų tarptautiniai teisei, žmogaus teisėms arba įvykdyti kriminaliniai karo nusikaltimai. Tačiau ponas prokuroras atsisakė vykdyti tyrimą, tiesiog paskelbė prašymą išduoti jam. Nu, neatsisakė, jo neįleidžia į Gazą. Teisė, reiškia, išduoti orderį Izraelio vyriausybės atstovams. Ir tai rodo, kad šis teismas šiuo atveju yra politizuotas. Tai yra tiesioginė, kam atsakingas tarptautinis baudžiamasis teismas yra jungtinės tautoms, kurias valdo principė diktatūros. Ir žmogaus teisės, jūs esate čia žmogaus teisų ekspertė, puikiai žinote, kad ar tik šiuo metu, ar anksčiau, Iranas buvo atsakingas už žmogaus teisų komitetą jungtinėse tautose. Nu, jo, vėl baisiosios jungtinės tautos. Tai, pripažinsiu, Irano vadovavimas žmogaus teisų komitetui yra švelniai tariant absurdas. Bet, žinot, kas dar yra absurdas, tai kad vakarų pasaulis labai labai sėkmingai draugauja su kokia nors Saudo Arabija, kur žmogaus teisėmis taip pat neblizga, ir ne tik Saudo Arabija ir kitos šalys aplink. Tai, galų gale ir su to pačiu Izraeliu labai draugaujant, bet čia jau tiek to. Tai va, tai jo, absurdais, čia tiesiog eilinį kartą galima pasitikyti, kad ne patys nusikaltimai vakarams labai rūpi kaip tokie, bet yra visą laiką rūpima labiau, kas juos atlieka. Ir tada nusprendžiama, ar tai nusikaltimas ar ne. Bet aš čia nuklydau. Grįžkim prie esmės. Tai Vinokuras sako... Kam atsakingas tarptautinis baudžiamasis teismas yra jungtinės tautoms. Tai, čia gal toks techninis irgi, bet ne, tarptautinis baudžiamasis teismas yra nuo jungtinių tautų nepriklausoma organizacija ir ji nėra jungtinių tautų dalis. Galbūt čia Vinokuras maišo du teismus, tarptautinį teisingumo teismą ir tarptautinį baudžiamąjį teismą. Teisingumo teismas yra jungtinių tautų įkurtas ir jis yra jo dalis. Nepaisant to, galbūt dar maišo ir dėl jurisdikcijos, nes šiaip jau tarptautinis baudžiamasis teismas turi jurisdikciją tose šalyse, kurios prisijungia prie jo. Bet jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių tautų saugumo taryba paprašo kažką tai tirti, tai tada teismas gauna jurisdikciją bet kur ir prieš bet kokius asmenis, visiškai nesvarbu. Tai taip galbūt Jungtinės tautos gali įtakoti, tai ta prasme paprašyti tirti. Bet tai Jungtinės tautos saugumo taryba, kurioje yra nuolatinės narės ir kurios turi veto teisę. Ir ten, žinot, Rusija, JAV, ten, ta prasme, Kinija, kas ten pavetuoja vis. Tai čia, toksai, tiek čia tos galios. Tai mes matome, kad be jokios patikros, įsivaizduokit situaciją, Lietuvos prokuroras nusprendžia susidoroti su žmogum, iškelia jam bylą, net nepasižiūrėjęs, kas ta byla yra ir pareiškia, išduoda orderį areštui. Tai yra pats tikriausias teisės viršenybės pažeidimas. Kaip, sako, jokios patikros ir šiaip savo sugalvoju. Gal biškį konteksto padėtų. Tai Karimas Khanas, kai tapo aukščiausiu prokuroru tarptautinio baudžiamojo teismo, tai Izraelis labai džiaugiasi, plojo katučių, nes tikėjosi, kad turės savo bičą teisme. Khanas jo brolis yra, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės parlamento narys, Toris. Anksčiau Khanas dirbo Jungtinėse tautose ir tyrė ISIS ir Talibano nusikaltimus, atmetė visokius kaltinimus JAV dėl nusikaltimų to karo su terorizmo metu ir panašiai. Savas bičas. Dabar įsivaizduokite su visa ta neįtikėtino masto vakarų parama Izraeliui, su prokuroru ir jo komandai grasinančiais laiškais iš JAV kongreso narių, su visų spaudimu, apie kurį atvirai kalba pats prokuroras, nes sako, liaukitės, nustokit spausti teismą ir mano ofise, nes tai irgi yra nusikaltimas, trukdyti tyrimui. Tai Khanas pasitelkė 5 aukščiausio lygio teisininkus surašyti šitą orderio prašymą. Ta prasme, ne jisai vienas, ten yra didžiulis biuras. Vyksta tyrimai, ilgai vyko tyrimai, dėl ko Khanas buvo kritikuojamas, kad jisai nieko nedaro dėl Gazos, tai pasirodo, kad daro. Jisai tuo metu tiesiog darė, nes buvo daromi tyrimai. Ir yra puikiai suprantame, ką reikštų jam asmeniškai ir visai teismo institucijai, jeigu šis orderis nebūtų išduotas. Jūs matote, kas kilo po to, kai jisai paskelbė apie tą prašymą išduoti orderį. Tai jeigu jis nebūtų išduotas, tai kad jisai būtų išduotas, tas prašymas, aš neabejoju, yra labai 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 stiprus. Suprantat? Ir sėdi Vinokuras ir sako, kad be jokios patikros, lengva ranka, Khanas paėmė, paprašė to orderio, arba cituojant Arkadijų,
Tai jo analogija taip sugalvojo susidoroti su žmogum. Nu, come on, ta prasme, nu... Dabar sudėliokime dalykus. Paprastai tarptautinis baudžiamasis teismas turi teisę kištis arba tikrinti ar vykdyti vienoks ar kitoks nusikaltimas, karo ar žmogaus teisų nusikaltimo kontekste valstybėms, kuriuose neegzistuoja teisės viršenybė. Čia Vinokuras kalba apie tai, kad teismas gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, tarptautinis baudžiamasis teismas gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą tik tuo atveju, jei nacionalinė teisingumo sistema nevykdo tų visų procesinių veiksmų. Arba teigia, kad tai daro, bet iš tikrųjų negali įvykdyti to teismo. Nu, ta prasme, jeigu pati valstybė gali nuteisti už kažkokius nusikaltimus, tai tarptautinis baudžiamasis teismas neturi teisės kištis. Ir jisai kišasi tais atvejais, kai vidinė teisė nebeveikia. Ir, Vinokuras toliau teigia, kad Izraelis nėra tokia valstybė, kad ten viskas yra gerai. Izraelis yra demokratinė valstybė. Pačia tikra brandy demokratinė valstybė. Tai demokratija Izraelyje tikrai turi vietos, kur pasitemti. Ir tai jums gali papasakoti bet kas protestuoja prieš Izraelio politiką bendrai ir ypač kas protestuoja prieš okupaciją. Tai va čia tokie smagesni skaičiukai iš Freedom House politinių teisių ir pilietinių laisvių indeksas. Tai, iš esmės, demokratijos vertinimo indeksas. Čia yra 2021 metai. Ir Izraelį lenkia tokios šalys kaip Pietų Afrika, pavyzdžiui, kuri nutempė Izraelį į tarptautinį teisingumo teismą. Bahamai, Jamaika, Trinidadas ir Tobagas, Barbadosas, tai yra tos 4 valstybės, kurios šį pavasarį pripažino Palestinos valstybingumą. Žinoma, lenkia ir labai stipriai Norvegija ir Airija, ir Ispanija taip pat irgi aukštumose, nes čia yra tos šalis, kurios už kelių dienų pripažins, arba jau jeigu vėliau žiūrit, pripažino jau Palestinos valstybę. Lenkia ir Malta bei Slovenija, kurios, kaip manoma, tuoj turėtų paskelbti apie Palestinos pripažinimą. Ta prasme, matot, kur yra kur tobulėti. Lietuva turi 89 balus, tai irgi yra gana aukštai. Tokie straipsniai, kur klausiantys, ar Izraelyje yra demokratija, arba atsakantys, kad nėra, irgi nėra naujiena. Ir čia viskas yra iki spalio 7-osios, po kurios apskritai demokratija ištiko krachas. Prasme, jūs galite stebėti gyvą transliaciją. Aš suprantu, kad gal kai kam sunku patikėti, ypač pririjus tų piliulių apie vienintelę demokratiją regione. Bet, pasigūglinkit, paskaitykit daugiau, aš nežinau. Ir tikrai taip, ten demokratijos yra daugiau negu aplinkinėse valstybėse, gerokai. Čia aš nesiginčiu. Bet, nereikia klėdėti apie nuostabiai veikiančią demokratiją, kai ją iš vakarietiškų šalių gali prilyginti, Vengrijai. Viskas. Beje, viskas, ką čia sakiau, visi indeksai, viskas, čia yra apie demokratiją, atmetant faktą, kad Izraelis okupuoja vakarų krantą ir Gazą ir rytų Jeruzalę, visiškai ignoruojant, kaip sekasi palestiniečiam. Tas Freedom House indeksas taip pat neįtraukia palestiniečių okupuotų teritorijų. Tai, ir net ir ten yra bėdų. Tai nepamirškim, aš nekalbu apie okupaciją čionai. Čia yra apie Izraelio vidaus demokratiją. Tikrai brandy demokratinė valstybė, kurioje egzistuoja teisės viršenybė. Ir mes tai matome iš aibės pavyzdžių, kai prezidentas Izraelio pasodintas į kalėjimą, kai premjeras Izraelio pasodintas į kalėjimą. Pats Netanyahu šiandien yra tyrimas dėl korupcijos. Reiškia, neturėtų pagrindo tarptautinis baudžiamasis teismas kištis į tokios valstybės teisinę sistemą, kuri pripažinta kaip egzistuojanti ir aukštos kokybės. Teisinė sistema aukštos kokybės. Visų pirma, atskirkime 2 pagrindinius dalykus. Vinokuro minimi, teisiami ir kalinami aukšti Izraelio pareigūnai yra teisiami ir kalinami ne už nusikaltimus prieš palestiniečius. Tai šitam kontekste tai yra svarbiausia. Tas prezidentas minimas Vinokuro, tai turbūt yra Moshe Katsav, kuris kalinamas už išprievartavimą.
ir ten kažkokius kitus seksualinius nusikaltimus. Netanyahu, kaip ir Minokuras paminėjo, yra teisiamas už korupciją. Čia ne apie elgesį su palestiniečiais kalba eina. O kalbant apie kareivių ir politikų nusikaltimus prieš okupuojamus palestiniečius, tai jau dešimtmečiais ir nuo pat Izraelio įkūrimo ta sistema, jei jie apskritai egzistuoja ne vien tik ant popieriaus, tai jinai neveikia. Žinot, kaip Izraelis teisia palestiniečius nusikaltusius karius, prieš palestiniečius nusikaltusius karus, tai man analogija kyla tokia maždaug, kad taip pat kaip bažnyčia teisia kunigus už pedofiliją. Atleidžia iš darbo, duoda papeikimą, ten blogiausiu atveju pasodina keliams mėnesiams, ar jau išskirtinais atvejais ten gal metams ar keliems. New York Times, tas pats New York Times, kurio redkolegija rodos liepia žurnalistams vengti tokių žodžių kaip okupuota teritorija, genocidas, etninis valymas, neseniai publikavo didžiulį tyrimą pavadinimu Nenubaustieji, kaip ekstremistai užėmė Izraelį. Ne, čia ne apie Hamas ir ne apie palestiniečius, kurie Izraelį atakoja. Čia yra apie tai, kaip 50 metų Izraelio nacionalistų nebaudžiamumas atvedė prie nebaudžiamumo kaip įstatymo. Čia jau cituojant New York Times. Nebaudžiamumas yra kaip įstatymas. Paprastai sakant, nusikaltusių nebausti yra įstatymas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ar žinote, kad tai dar grįšiu prie New York Times. Ta prasme, tai yra New York Times. Tai yra straipsnis iš 3 dalių. Tai yra didžiulė studija, ilgamečius tyrimus pristatanti. Žinote, kad pačio Izraelio įstatymuose genocido konvencija yra beveik perkelta žodis žodin. Ir tai reiškia, kad genocido skatinimas yra taip pat nusikaltimas. Kodėl nepradėtas ne vienas tyrimas, jei jau ne už veiksmus, tai bent už pasisakymus. Turiu omeny visus tos, kur ten viską užsuksim, nebus maisto, vandens, kuro ten ir taip toliau, nes kovojam su gyvuliais. Tikrai ne apie Hamas buvo kalba, ta prasme, kaip tu užsuksi visiems, bet kiekvienam Hamas atskirai pasislėpusiam kažkur tai užsuksi vandenį, o šalia stovinčiam neužsuksi vandens. Ta prasme, apie visus buvo kalbama apie visą populiaciją ir apie visus gyvulius. Apie tą Netanyahu paminėtą Amaleką, kur ten referuojama į Biblijos pastraipą, kuri kalba apie totalų sunaikinimą žudimų vaikų, kūdikių, ten asilų ar kupranugarių ar kažko tai. Izraelyje gyvenantys žydai, kurie perėjo Izraelio edukacinę sistemą, jie puikiai žino, ką reiškia Amalekas. Jie žino tą Biblijos eilutę ir jie supranta, kad tai yra kvietimas susidorojimui ir kerštui. Ir buvo begalės, nesuskaičiuojamas begalės kitų politikų, žurnalistų, analitikų, kurie kalba nuolat apie Gazos nušlavimą, sulyginimą su žeme, ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai gerai, gal nenusikaltimai pagal Izraelio įstatymus, bet tai gal bent kokį ikiteisminį reiktų pradėti ir ištirti. Jeigu jau įstatymuose yra, kad negalima skatinti genocido ir kviesti genocidui. Niekas nėra padaryta, ne joks nusikaltimas nėra šitas galimas nusikaltimas nėra pradėtas net tirti. Nes nusikaltimas prieš palestinietį ne visai yra nusikaltimas. Ir tai yra tiesa ir žiauriai plačiai dokumentuota. Ir kad jau neakivaizdžiai Vinokurui atsakinėjau, tai prisiminiau dar vieną. Buvo toks Elor Azarija, Izraelio karys, kuris 2016 metais vakarų krante nušovė jau sužeistą gulintį palestinietį. Tiesiog priėjo ir nušovė į galvą berods. Net ir video, man atrodo, buvo, nepamenu. Jį Izraelio teismas nuteisė 18 mėnesių kalėjimo. Išleido po 14. Dalį izraeliečių jis tapo herojumi, aišku. Panašiu metu palestinietė paauglė Ahed Tamimi, plačiai pažįstama žmonėms besidomintėm, kas vyksta vakarų krante, per eilinį susidūrimą su Izraelio kareiviais vakarų krante delnu trenkė kareivių į veidą. Gavo 8 mėnesius ir $1,500 baudą. Tuomet paklausiau Arkadijaus, ką jis mano apie šitas 2 bausmes. Palyginti tiesiog. Nušautas gulintis palestinietis, jau sužeistas gulintis palestinietis, nušautas į galvą, point blank, kaip sakoma. Ir Ahed Tamimi paauglė mergina, kuri trenkia delnu kareivį per kažkokią ten. Ką Arkadijus atsakė? Nėra ko daužyti reklamos sumetimais kareivių. Visas jos šeimos biznis buvo ir yra info šou tema, mus persikiojo izraeliečiai. Teisingai padarė, kad nubaudė. Dabar galės vaidinti dar ir Žaną Dark. Va. Protestai dėl teisinės reformos Izraelis. Wikipedia.
Nuo 2023 sausio iki spalio visame Izraelyje vyko didelio masto protestai, kuriais buvo reaguojama į vyriausybės siekį vykdyti plataus masto teismų reformą. Siūlomų paketų siekta pakeisti teisėjų atrankos komiteto sudėtį taip, kad teisėjų skirimo kontrolė faktiškai būtų perduota vyriausybei. Kitas atvejis yra, kad vyksta karas tarp palestiniečių, Hamas sukeltas karas prieš Izraelį. Kieno čia palestiniečių, Hamas? Kieno čia tas karas vyksta? Ar čia Hamas sukeltas karas prieš Izraelį? Čia ta pati leksika naudojama, kur sakoma Rusijos sukeltas karas prieš Ukrainą. Viskas yra taip pat lyg tai. Kariauja dvi pusės ir viena pusė yra agresorius, kita yra užpultasis, suprask, Izraelis yra Ukraina ir Hamas yra Rusija. Tai apie tai jau kalbėjau, kai pirmą kartą dariau reakcijos video irgi apie aktualijų studiją, kur ten laidos dalyviai bandė pateisinti būsimas civilių aukas Gazoje. Tai įdėsiu čia nuorodą, pasižiūrėkit ir tą, jeigu įdomu. Žodžiu. Bet neseniai dariau tokį vieną trumpą roliką, tai aš jį čia jums parodysiu, ką aš manau apie apskritai vartojamą termino karas šitame kontekste. Izraelio vadovybė liepia palestiniečiams pasitraukti iš dalies Rafacho. Spėjama, kad tuoj prasidės puolimas. Tas paliepimas man priminė vieną dalyką ir noriu į jį atkreipti ir jūsų dėmesį. LRT ir kita medija mėgsta vadinti tai, kas vyksta Gazoje ir šiek tiek Izraelyje, karu. Prieš 22 metus darytame įraše Gore Vidal, rašytojas, dramaturgas, istorikas, dešimtmečius buvęs labai arti politinio JAV elito, nepraėjus nei metams po rugsėjo 11-osios kalba apie George W. Bushą, jaunėlį, ir jo išėjimą į karą prieš terorizmą. This is not a war, because Junior says it's a war does not make it one. Because nobody has told him a war is between two countries. A country has an army, a navy, an air force, and a capital city, too. And they make stamps. I mean, Man atrodo, toks apibūdinimas labai tinka ir Izraelio Gazos atveju. Izraelis beveik visiškai kontroliuoja, ką ir kiek žmonės valgo priešo teritorijoje, kiek turi kuro, elektros, medikamentų ir viso kito, jūs žinot. Gali liepti milijonams žmonių eiti čia, paskui ten, turi branduolinį ginklą, be sustojimo plaukiančius milijardus karinės paramos, visišką užnugarį iš didžiausios karinės galios istorijoje ir kovoja Izraelis neva prieš Hamas. Automatais, minosvaidžiais ir savadarbėmis raketomis ginkluotus vadinamosius teroristus. Čia ne karas. Ir reiškia, karas, mano supratimu, yra pasikliausias žmogaus teisų pažeidimas. Apskritai karas, kaip toks. Bet todėl kare reikia bent jau laikytis karo teisės ir žmogaus teisės. Ir šiuo atveju prokuroras apkaltina Izraelio vyriausybę, premjerą, du žmonės, bet tai principą apkaltinimas viso Izraelio, ne tik dviejų žmonių, nes tie žmonės yra demokratiškai išrinkti. Antraip nei Hamas ir vakarų kranto administracija. Pala. Aš nežinau, ar Arkadijus yra anksčiau tai sakęs ar ne, bet tai čia ne konkrečiai jam. Bet pamenat, kiek kalbų buvo dar spalį, lapkritį ir gal net dar ir gruodį apie tai, kad Hamas išsirinko patys palestiniečiai. Tai ko čia dabar skundžiatės, jeigu patys išsirinkot? Pamenate, aš tai labai gerai pamenu, labai daug apie tai buvo kalbama. Mes matome konkrečiai, kad kai kalbame, čia mūsų oponentas sako, keista, kad nepateiktas kaltinimas genocido, nors Tarptautinis teisingumo teismas paneigė egzistavimą genocido Gazoje. Aš nežinau, kokiam kosmose šitie Izraelio apologetai būna. Tarptautinis teisingumo teismas neatmetė Pietų Afrikos kreipimosi dėl galimo genocido Gazoje ir tęs tyrimą. Tai reiškia, kad tikimybė, galimybė, regimybė yra, kad vyksta genocidas.
Taip pat liepia imtis veiksmų, visų reikiamų priemonių, kad nebūtų vykdomos tos veikos, kurios būna genocido sudėtinėmis dalimis. Sakymas, kad Tarptautinis teisingumo teismas paneigė genocido egzistavimą Gazoje, čia, aš nežinau, čia plintusio lygio propaganda, svaigalai tiesiog. Ta prasme, tai yra svaigalai, kuriais užsiima Izraelio vadovybė ir tik tai, ir aišku, Amerika. Ta prasme, niekas, aš nežinau, vokiečiai dar aišku. Žinot, kas yra labai faina, kad per tiek metų aktyvos, akivaizdžios ir tokios, pastebimos Izraelio PR kampanijos Lietuvoje, taip ir neužaugo jokio kito rimtesnio Izraelio apologeto nei Vinokuras. Tikrai biški juokinga, ta prasme, ateina į radiją ir tokius oblienius, Plius, prokuroras taip pat apkaltino Izraelį esais tikslingai naikina žmonės, civilius ir badu marina palestiniečius. Visa tai yra, būkim biedni, bet teisingi. Aš žurnalistas ir mes tikrinam ne vieną šaltinį, o daug šaltinių, skirtingų šaltinių. Ir nėra jokio bado Gazoje, įskyrus tais atvejais, kai visas siuntas pasigviešė Hamas ir neduoda maisto tiems, kurie atsisako su jais bendrauti. Jo, baisus dalykas yra Hamas. Gerai, būkim biedni, bet teisingi, kaip siūlo Vinokuras. Kokie tavo šaltiniai, Arkadijau? Ką tu skaitai? Tai kas sako, kad bado nėra? Man, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų pareigūnai, Jungtinių tautų įvairūs padaliniai, Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras ir žmonės Gazoje sako, kad yra mažiausiai bado pavojus, sako, kad yra didžiulis maisto trūkumas. UNRWA, čia ta organizacija, apie kurią irgi labai jau daug kalbėjom, įdėsiu vėl kokias nuorodas, pilna čia tų nuorodų bus, apie viską jau daug kalbėjom. UNRWA vadovas gegužės 18 dieną sakė, kad pagalbos dalybos yra beveik neįmanomos be reguliaraus kuro importo, stabilios komunikacijos ir karinės operacijos ir vykstant kariniai operacijai. Per beveik 2 savaitės į pietų Gazą įvažiavo 33 sunkvežimiai. Kas tau, Arkadijau, pasakojo, kad Hamas vagia maistą? Gazoje laisvai dirbantis tarptautiniai žurnalistai? Pagalbos organizacijos? Tiesa, ten visur antisemitai, kur be pasisuksi, tai ką ten įstikėt. Ar visiškai objektyvi ir niekaip nesuinteresuota Izraelio valdžia ir kariuomenė gal pasakoja? Nežinau. Gal pavagia kažkiek. Ta prasme, tikrai nenustebintų. Bet kaip jau minėjau, ne jų rūpestis, ta prasme, ne civilių, tai rūpestis yra. Ką civiliam daryti? Izraelis yra atsakingas už okupuojamos teritorijos civilių gerbuvį. Taip jau yra, tokia yra tarptautinė teisė. Nėra jokio genocido. O šiaip tai gal įvažiavusią paramą stabdo ir dalinasi tiesiog žmonės, kaip pranešė Jungtinės tautos. Visiškoje neviltyje ir be nieko likę, kaip gyvuliai po Gazą varinėjami žmonės. Tai, tai blogas tas Hamas, bet ar jūs nejaučiat, kad viskas, absoliučiai viskas, kas nesiseka palestiniečiams Gazoje, susiveda į blogą į Hamas? Visi argumentai baigėsi nes Hamas. Rimtai, visą tą informaciją suvartoja, kurią pateikė, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublika byloje prieš Izraelį, matydami, kaip elgėsi Izraelio kariai, žinodami apie visus nutekintus planus, veiksmų taktikas, apie dirbtinio intelekto pasitelkimą žudimui, matydami, kaip bepročiai Izraelyje stabdo pilnas fūras pagalbos ir naikina tą pagalbą, kol kareiviai vaikštinėja aplinkui arba dar geriau perduoda informaciją tiem šlykštiniams, kurie po tas fūras paskui ten naikins. Tai po viso šito argumentai rimtai baigėsi, nes Hamas. Visur yra, viskas yra Hamas, vien tik tai Hamas. Ta prasme, biški surimtėkit, aš nežinau. Izraelis pagal tarptautinę teisę okupuoja Gazą. Okupantas turi pasirūpinti okupuojamųjų pagrindiniais poreikiais. Taškas. Dar iki spalio mėnesio 80% Gazos gyventojų savo gyvenimui, išlikimui kliovėsi humanitarinę pagalbą. Tai kas ten dabar darosi? Šiaurės Gaza yra valdoma Izraelio kariuomenės. Kaip sakė Karim Khan, jeigu gali važinėti tenai tankai laisvai, tai reiškia, jie gali užtikrinti ir pagalbos konvojų saugumą ir distribuciją ten likusiems civiliams gyventojams. Ar tai vyksta? Ne, nevyksta.
kariai saugo tos ekstremistus, kur ten pagalba naikina. Taškas, viskas, ta prasme, apie ką čia kalba? Nėra jokio genocido, nes žuvo 13 000. Anot Jungtinių tautų ofiso dirbančio su humanitariniam krizėm, naujausi skaičiai, žuvo 13 000, tarp 13 ir 14 000 civilių. Visi kiti yra nukauti Hamas, 15-16 000 Hamas teroristų. Nu, iš kur tu, žinai? Paštininkas atvažiavo į Nubiškį, tuo grįšiu. Visų pirma apie genocidą, paskui apie tuos skaičius, kuriuos minė Vinokuras. Tai mes jau kalbėjome čia apie genocidą, bent 2 laidose. Tai ir išsamei kalbėjom, galite pasižiūrėti, įdėsiu nuorodas. Kad žudymas pripažintas būtų genocidu, nereikia, kad būtų sunaikinti visi ar ten kokia nors 80% konkrečios grupės žmonių. Pavyzdžiui, Tarptautinis teisingumo teismas Srebrenico žudynės pripažino kaip genocidą, nors ten buvo nužudyti tik 8000 žmonių. Neskaičiuose yra genocido esmė. Bet, sakau, išsamiau jau mes esam prikalbėję, negaišinsiu nuolatinių žiūrovų ir žiūrovių laiko. Apie skaičius dabar. Vinokuro vardinami 13-14 tūkstančių žuvusių civilių yra, aš nežinau, aš manau, kad jau sąmoningai gal blogai suprasta Jungtinių tautų ataskaita. Jungtinės tautos neseniai paskelbė atnaujintus skaičius ir suskaičiavo 24 686 pilnai identifikuotų aukų, iš kurių 52% buvo moterys ir vaikai ir 8% senolių. Čia yra tie Vinokuro skaičiuojami 13-14 tūkstančių civilių. Dar kartą, virš 24 000 aukų yra identifikuotos. Apie neidentifikuotas nekalbama ir kas yra iš jų civiliai, kas ne, apskritai mes nežinom. Mes nežinom, kiek aukų guli griuvėsiuose. Mes nuo spalio mėnesio, jie tenai kai kur yra, jie dar nesuskaičiuoti. Jūs pamenat per COVID, kiek buvo diskusijų, ką priskaičiuoti, kas mirė nuo COVID, kas ne. Pamenat, buvo kalbama apie visokiamis kitomis ligomis sergančiuosius, kurie dėl COVID negaus gydymo laiku ir mirs arba ženkliai susitrumpins gyvenimą, arba susitrumpins sveiką gyvenimą. Tai šito atveju jūs pagalvokit, kaip sekasi sveikti nuo visokių kitų kasdienių bėdų. Kai yra visko trūkumas, neįtikėtino lygio stresas ir taip toliau. Ir mes čia dabar dėl skaičiukų aiškinamės 19 000 tiek ar 19 000 tiek. Ta prasme, Netanjahu neseniai sakė, kad iš viso yra 30 000 žuvusių ir iš jų 16 000 civilių. Bet aišku, nepateikė jokių įrodymų. Dar vienas dalykas. Vinokuras cituoja Jungtinių tautų skaičius, tai čia jau reikia taip suprasti, kad jau galim pasitikėti jungtiniam tautom šito vietoje, jau kur, tom jungtiniam tautom, kurios valdo principę diktatūros. Ateina Vinokuras į radiją, 20 minučių priskiedžia visokių nesąmonių ir laiko į visas jas atsakyti niekas neturi laidoj. Ir jeigu kas nors nori atsakyti, kaip pat pavyzdžiui aš užsimaniau, tai jūs įsivaizduokit, kiek laiko visas šitas reikalauja. Va taip vyksta šitas informacinis žaidimas. Jetau. Taip, kad Izraelis daro viską, ko nedaro ne viena kariuomenė pasaulyje, nei Jungtinių valstijų, nei kitos, reiškia ir išgelbėja, pavyzdžiui, per 2 savaitės iš mūšio lauko Rafoje pašalinta virš milijono žmonių, per 2 savaitės žmonės patys išėjo, tai parodydami, kad jie nenori Hamas ir jiems sudarytos visos sąlygos ir maisto, ir pragyvenimo, ir visa kita. Patys išėjo, ta prasme, patys atėjo į Rafą, milijonas gyventojų patys atėjo į Rafą, taip suprast, nenorėdami Hamas ten kažką, dabar iš Rafos išėjo patys, nenorėdami Hamas kažkur tenai. Nebuvo jokių lapelių, kur sako, kad traukitės, nestojom bus Hanatą. Prasme, išėjo, Izraelis pranešė, kad čia jums toj bus blogai ir tada jie išėjo su šypsena. Ką tu rūkai, Arkadijau? Ta prasme, čia tas milijonas žmonių varinėjimas nuo spalio berods 9 dienos iš vienos vietos į kitą yra žmonių gelbėjimas? Žiūrėkit, yra žemėlapis, yra raudona spalva, yra ten, kur negalima būti. Geltona yra,
kur, tipo, ta humanitarinė zona. Tai aš priminsiu, kad visa Gaza buvo vienas tankiausiai gyvenamų kraštų visame pasaulyje. 5500 žmonių kvadratinėme kilometre. Tai kad geriau įsivaizduotumėt, Vilniuje atitinkamai turėtų būti 2,2 milijono gyventojų. Žinot, pavyzdžiui, kad vienas didesnių miestų Lietuvoje, kuriame yra tankiai gyvenama, iš didžiausių miestų, kuris yra tankiausiai gyvenamas, tai yra Kaunas. Ir jame tankumas nesiekia net 2000 žmonių kvadratinėme kilometre. Gazoje, visoje Gazoje buvo 5500, kai Gaza buvo visa. Tai dabar įsivaizduokite, koks yra išsigelbėjimas jiems pasitraukus į tą humanitarinę zoną. Žinot, kas ten geltonuoja labiausiai? Ta vieta vadinasi Al-Mawasi. Kas ten? Ten yra smėlis. Smėlis ir palmės. Ir dabar tūkstančiai palapinių. Nuolatinis maisto, higienos, medikamentų, vandens, palapinių, visko trūkumas, visko. Viena mama neseniai pasakojo, kad jo sūnus buvo nudurtas dėl pakelio miltų. Ahai, tai matai, va, turi miltų, žudosi, matai, arabai nepasidalina. Jau įsivaizduoju. Pastatė dabar tenai laikiną ligoninę Al-Mawasi. Tai ką, viskas zaibys? Tai prasme, yra ko pasigirti, ką parodyti, kaip gelbėja Izraelis Gazos civilius? Aš nežinau, kiek čia ant ekrano reikia pridėti tų iškarpų apie padėtį, pavyzdžiui, Al-Mawasi. Nu, tikrai Al-Mawasi yra saugiau negu daugelį kitų vietų Gazoje. Bet tai su kuo mes lyginame? Čia taip pat kaip Izraelis labai stipri demokratija, kai lyginam su Saudo Arabija. Man čia kyla toks klausimas, ką tie apologetai vartoja. Nu, kokią informaciją jie, pavyzdžiui, iš kur jie tą informaciją gauna? Jungtinės tautos, Amnesty International, Human Rights Watch, Save the Children, Pasaulio maisto programa, Pasaulio sveikatos organizacija, Gydytojai be sienų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Visi kalba tą patį. Ir tai jie, ta prasme, ką, jie susitarę, meluoja, iškreipinėja faktus, nes kas jiem arabai pinigus moka, kur jūs gyvenat, aš nesuprantu. Vinokūras tuo metu va žurnalistas, kadangi tikrina ne vieną šaltinį, kaip jisai sako, ir yra 50 metų žurnalistas, ir jisai labai myli faktus, ateina ir jisai va žino, jisai mums papasakoja. Nu, ta prasme, Ir va toliau Arkadijus vėl kalba apie skaičius ir cituodamas tos pačius skaičius ir sako, kad Seimo narys Lydeka yra Hamas ruporų. Gerbiamas ponas Lydeka, žinodamas, ar gal nežinodamas, tapo Hamas ruporų Lietuvoje, ar ne tik, žiniasklaida Lietuvos taip pat, nes jie skleidžia Hamas pateiktą naratyvą apie žudomus civilių žmonės ir jų skaičius, kas yra visiškai melaginga. Ir tai patvirtina gegužės 8 Jungtinių tautų ofisas dirbantis su humanitarinėmis krizėmis. Jų skaičiavimais civilių gyventojų žuvo apie 14 ar 15 ar 14,5 tūkstančio civilių. 4,5 tūkstančio moterų likusieji vaikai. Identifikuotų civilių. Ir visi likusieji yra nukauti Hamas kovotojai, kurie niekuomet, kurio Hamas niekuomet nepateikė jų vardų, nieko. Reikia baigti su šito. Yra tarptautiniai tyrimai, statistiniai duomenys, kai Hamas skelbdavo, kad žuvo tiek ir tiek tūkstančių tą dieną, kai iš viso nebuvo jokių kovos veiksmų. Taip, yra daug tarptautinių tyrimų ir visokių skaičių. Tikrai labai būtų naudinga vienokūrų juos paskaityti. Aš nežinau, apie ką čia, gal skelbdavo Hamas, kad žuvo, gal ne, ta prasme. Žiūrėkit, niekas rimtai netiki nieko, ką Hamas sako. Yra toksai akademikas, begalės knygų apie Izraelį ir Palestiną ir ypač apie Gazą autorius Normanas Finkelsteinas. Jį Vinokūras ir kiti Izraelio apologetai nurašo į absoliučius lunatikus ir ten rimtai netraktuoja, nors kita vertus yra 10 milijonų sekėjų ir skaitytojų ir taip toliau. Ta prasme, jisai yra žvaigždė. Ir kodėl aš Finkelsteinu labiau tikėčiau negu bet kuo, ką sako Vinokūras ir kiti apologetai, yra tai, kad kai Finkelsteinas išleidžia knygą, jisai yra pats tą sakęs, jisai turi nepadaryti joje nei vienos faktinės klaidos. Ir jo knygose yra
taip puslapiuose dažnai būna taip, yra tiek va teksto ir tada va tiek va išnašų. Išnašų tai yra pagrindžiančių tam gabaliukui teksto, pagrindžiančių nuorodų į visus dokumentus, ataskaitas, spaudą, dar ką nori, taip toliau. Ir jisai negali padaryti ne vienos klaidos, todėl kad kai jisai pristatinės knygą ir jisai eis į kokią nors diskusiją, kas nors pasiims jo knygą ir sakys, va, žiūrėk, čia va taifa. Ir aš pacituosiu va vieną tokią va klaidą, nors čia šita knyga yra pilna šitų nesąmonių. Ir va paima ir va šitą va. Jisai negali padaryti, jisai moka pinigus visiems keliem žmonėm, kurie tikrina visas citatą, šaltinius, taip toliau ir taip toliau ir taip toliau. Ir tas žmogus, aš čia pasakoju tik tai, kad žinoti, kokiam kontekste jisai yra. Jisai yra siaubingai nekenčiamas visų Izraelio apologetų. Ir tas žmogus, jisai pats taip pat sako, kad jisai netiki nieko, ką Hamas sako. Tai, ta prasme, sutarkim, okei, netikim. Bet yra toks niuansas, kad kartais įvykiai yra tokie siaubingi, kad teroristam, tiem baisiesiam Hamas teroristam, nieko net meluoti nereikia. Realybė yra tokia, kad jiems nereikia nieko išsigalvoti. Nereikia skaičių didinti, nereikia prisigalvoti kažkokių nesąmonių, tiesiog, nes viskas taip yra. Pavyzdžiui, dabar, ar žinote apie paskutinius pranešimus apie Izraelio taikytas priemonės sulaikytiem teroristam, ir ten neva teroristam Izraelio kalėjime? Surišti net ir tie, kurie paralyžiuoti yra, pririšti prie lovų, uždengtos akys ir jie guli su sauskelnėmis. Tokios sąlygos. Ar reikia prisigalvoti šitų? Nereikia. Šitai pasakojo tie kalėjime buvę žmonės. O kalbant konkrečiai apie skaičius, tai ankstesnių žudynių Gazoje metu Hamas taip pat pateikinėdavo skaičius. Jie buvo tuomet daug gerokai žemesni negu dabartiniai skaičiai, bet jie taip pat eigoje pateikinėdavo. Ir žudynėms pasibaigus tos pačios jungtinės tautos, kurios skaičiais pasirodo jau dabar galima tikėti, ir kitos organizacijos darydavo savo skaičiavimus ir jie iš esmės sutapdavo su tais Hamas teiktais skaičiais dar vykstant atakoms. Tai gal čia kažkas išskirtinio šį kartą, aš nežinau, bet 4-5 atvejai prieš tai rodo, kad tie skaičiai nebūna labai išpūsti arba net, gal mažesni nėra buvę, bet ta prasme jie ten labai arti yra. Ir galiausiai, koks skirtumas, ar žuvo 10 000 vaikų, ar 5 000. Ta prasme, šitą klausimą keliam dar, nežinau, kai šita isterija prasidėjo dėl skaičių, turbūt spalio mėnesį. Koks skirtumas? Vinokūrų visokių galvose yra skirtumas tas, kad jei bus mažesnis civilių aukų skaičius, tai jie bus lengvai nurašomi kaip tiesiog karo aukos. Kovojant su Hamas. Tai ir skaičiuoja, Netanyahu skaičiuoja, Vinokūras skaičiuoja, dėlioja skaičiukus be jokių įrodymų. Kai tinka naratyvui, net galima jungtinės tautas pradėti cituoti pasirodo. Diktatoriui valdomas jungtinės tautas. Saibys, ta prasme. Tai siūlo tokiu atveju ponui Lydekai ir mūsų žiniasklaidos kolegoms skleisti Rusijos sveikatos ministerijos duomenys apie tai, kad teroristai ukrainiečiai nužudė beveik 500 000 rusų, nepaaiškindami, kas jie tokie yra, ir skelbti tai 10 kartų per dieną. Ir sukurti naratyvą apie žudynės, baisias žudynės, kai žuvo 13 000 žmonių ar 14 skausmas, be abejo, kalbos nėra, nemanykite, kad neskauda. Bet tai yra netiesioginės aukos, tai yra už kurių slėpėsi Hamas banditai. Tai naudojo jos kaip gyvas skydą. Gyvas skydas, vėl gyvas skydas. Kaip... Esam irgi apie tai kalbėję, bet trumpai įdėsiu nuorodas vėl apie skydus. Jeigu po kiekvienu akmeniu tau slepiasi Hamas teroristas, kiekviename name, visur tunelis yra, po kiekvieną ligonę, po kiekvieną universitetą, po kiekvieną mokyklą, po kiekvieną hipermaksimą yra tunelis ir visur ten teroristų irštvos, visoje Gazoje, ten visur neįmanoma praeiti pro juos. Jeigu leidžiama sprogdinti kelių aukštų pastatą su visais jame esančiais žmonėmis, jeigu ten viduje yra vienas teroristas, jeigu Hamas veikėjas koks nors tenai slepiasi ir Izraelio kariuomenė, kaip dabar jau žinome,
leidžia nužudyti, kad ir 100 civilių, kad nukauti tą vieną ten gal biškiai aukštesnio rango Hamas vadovą. Tai, tai jo, tai okei, Hamas naudoja žmonės kaip skydus. Prasme, tai taip, jeigu tau visur jie yra vaidenas ir jeigu tu darai, ką nori, kad tik tai jos nužudyti, tai jo, naudoja kaip skydus. Bet net ir čia yra viena bėdelė tokia. Jeigu prisidengimas gyvybės siekiant nebūti atakuojamam yra nusikaltimas tik tada, jei galimai tas atakuojamasis yra įsitikinęs, kad skydas veiks. Duosiu pavyzdį. Jeigu aš paimu įkaitų vaiką, kokį nors vateifą, laikau jam peilį prie girklės ir ten visai prisidengiu juo, ir aš manau, kad į mane policininkas nešaus dėl to, tai taip aš naudojuosi skydu tuo vaiku. Bet jei aš paimu vaiką ir žinau, kad tam mentui visiškai pohui ir tas vaikas jokio emocijų nekelia ir jisai neturės jokios teisinės atsakomybės už tai, kad jisai mūsų abudu nukals, tai jis mūsų abudu ir nukals. Ir tai reiškia, kad mano skydas yra absoliučiai bereikšmis ir tai reiškia, kad aš nenaudoju skydo. Čia aš nesusigalvoju, čia yra tarptautinės teisės dalis. Lygiai taip pat, ar humanitarinės, aš nežinau, kaip ten vadinasi. Bet tai yra, ta prasme, suprantat, jeigu Hamas naudojasi civiliais, tai yra kažkokia presumpcija, kad jie veikia. Bet jeigu akivaizdu, kad neveikia, kad tai yra dzin, ta prasme, tai tada nėra ir skydų. Kalbėjom ir apie tos atvejus dar, kiek yra atvejų, kai Izraelio kariai naudoja palestiniečius. Ir jau šitam konflikte kare, šičia jau irgi buvo atvejų, kai nufilmuotas yra iš drono žmogus, kuris yra paleidžiamas eiti kažkur tai įeidinėti į pastatus, manoma, kad ten yra jie užminuoti, tai palestinietį kažkokį sugaudytą, liepia jam eiti į tuos pastatus, atidarinėti duris, kol IDF kareiviai eina iš paskos. Tai yra žmogaus skydas, Tai yra be galo svarbu tam naratyvui blogiuko kūrimo Izraelio, nes Izraelis neatėjo, neišprievartavo, nenužudė, nenupjovė krūtų, nedegino vaikus palestiniečių mikrobanginiuose. Nedegino. Izraelis kas kelis metus ateina į Gazą ir ją subombarduoja. Truputėlį palyginus su žeme. Ir tai jie patys Izraelio pareigūnai vadina žolės pjovimu. Tipo, vis biškiuką pakerpa. Snaiperiai šaudo į kelių girneles taikiems protestuotojams, medikėms į nugaras, nušauna vyrą ratukuose. Kaltinimų seksualinė prievarta Izraelio kalėjimuose taip pat netrūksta. Kalėjimuose, kuriuose be kaltinimo palestiniečiai gali būti laikomi net ir metus. Istorija apie nupjautas krūtis dar lieka neaiški, galbūt nutiko. Masinių prievartavimų kaip ginklo naudojimo įrodymų kol kas nėra, nors šiaip jau būčiau žiauriai giliai nustebintas, jeigu prievartavimų nebuvo, arba net būčiau nustebintas, jeigu jų nebuvo nemažai. Nes paprastai, kur yra vyrai su ginklais ir neturi jokių atsakomybių, prievartavimai vyksta. Tai prasme, moterys karuose kenčia žiauriai keleriopai. Tai prasme, tokia yra baisi realybė. Tai taip, aš net nebijoju, kad prievartavimų buvo. Bet tai jie nebuvo naudojami kaip ginklas ir jie buvo masiniai, tai dar yra toli gražu, čia reikia rimtų įrodymų tam. Jokie vaikai nebuvo deginami mikrobanginėse ir kaip ir jokių 40 kūdikių su nupjautom galvom nebuvo. Ir nepaisant to, taip, spalio 7-osios žudynės buvo siaubingos ir mes tą galime kartoti iki nukritimo ir mes tą esame ir čia darę labai daug kartų. Tačiau to, kas vyksta dabar, tai nepateisina ir nepaaiškina. Taškas. Ir tai yra, reiškia, netiesioginės aukos, kurių neįmanoma išvengti bet kuriame kare, bet tai nėra tai, ką sako, ko kaltina TBT prokuroras, tyčinis žmonių naikinimas. Ant šito pastatyta visa neapykanta Izraeliui šiandien ir remiasi melagingais skaičiais ir melagingų naratyvų. Tai pagrindinė Vinokuro mintis viso to pasisakymo, aš čia vis įsiterpiu, tai gal sunkiau yra sugaudyti, bet pagrindinė mintis yra tokia. Civilių aukų skaičiai Gazoje yra labai išpūsti ir taip sukuriamas naratyvas apie baisias žudynės ir, baisų Izraelį. Nors iš tiesų tos aukos yra tiesiog gretutiniai padariniai karo, ne?
skirtingai negu tie sudeginti vaikai mikrobanginėse, kas nėra tiesiog karo padariniai, bet tai yra skerdynės. Taip, tai yra skerdynės, bet daromas toks skirtumas. Ir visas šitas argumentas laikosi ant to, kad skaičiai yra išpūsti. O kad skaičiai išpūsti, Vinokurui pasakė tie nauji jungtinių tautų pateikti skaičiai, kuriuos aš čia be ne 3 kartus kartoju. Tų identifikuotų aukų skaičiai. Tai Arkadijus ir Netanyahu mums sako, kad maždaug pusė aukų yra Hamas teroristai. Nežinau, ir gerai, davai taip ir paliekam. Pasižymėkit šitą kur nors ir kada nors davai ateityje sugrįžtam prie šito klausimo po metų, po kelių ir kai jau ten suskaičiuosim, kas ten Hamas teroristai, kiek ten griuvėsiuose kūnų rado, kiek dar yra dingusių be žinios ir ten visus sudėliosim į dėžutes ir sužinosim, kas ten kur žuvo. Dingusių be žinios beje gali, suskaičiuoti dingusius be žinios gali būti labai sudėtinga, nes kai kuriais atvejais yra išžudytos ištisos šeimos, keliasdešimt žmonių, plačiaja prasme, giminės, ne šeimos. Ir galbūt nebus, kas jų prisimins tiesiog. Davai palaukiam, pamirškim, kad destrukcija nesibaigia žuvusių skaičiais, pamirškim apie ten tos tūkstančius amputuotų galūnių ir kaip amputacijos vyksta be jokių nuskausminamų. Kaip fiziškai sulašintų visaip kitaip ten kiek jų 10 tūkstančių, apie 2 milijonus visus sulašintų psichologiškai, pamirškime apie visą tą didžiulio masto destrukciją, kur Gazos vaizdas palidovinėse nuotraukose pasikeitė, spalva pasikeitė Gazos dėl destrukcijos kiekio. 40% dirbamo žemės yra suarta su Izraelio šarvuočiais ar kažko ten. Po kiekvienu namu taigi tunelis, reikia griaut namus, žodžiu. Bet, jeigu yra tunelis, o čia namas, kai jisai sugriūna, žodžiu, nesvarbu. Pamirškim visus tos humanitarinius darbuotojus, kurie per 10 metų ir patirties visose baisiuose pasaulio taškuose atvažiuoja į Gazą ir sako, aš nieko nematėm dar baisesnio kaip čia. Ir patikėkim Vinokuru ir Netanyahu, kad aukų iš tikrųjų nėra tiek daug, nesidairykim daugiau, nesigilinkim, nes kas čia vyksta? Tai iš esmės vyksta pateisinamas to, kas vyksta ir sakymas, kad Izraelis kovoja ten teisingai ir čia dėja gaila žūsta civiliai. Tai yra tai, ką mums aktualijų studijoje prieš daug mėnesių, jau ten spalio pabaigoje ir lapkritį kalbėjo Albinas Januška, šitą Šakalienę Dovilę ir taip toliau. Tai jo, ten kadangi slepiasi, kadangi skydai, kadangi ten jada tuneliai, tai žus daug civilių. Tai jo. Tai pamirškim visą tą ir sutarkim, kad čia vyksta įkaitų grąžinimo operacija ir Hamas naikinimo operacija. Nors tiesa, didžioji dalis išlaisvintų įkaitų buvo išlaisvinti per paliaubas, o dabar vis dar randasi pranešimų daugiau, kad prie Hamas prisijungė keli tūkstančiai naujų kovotojų per paskutinius mėnesius, tai kažkaip prastai sekas. Žodžiu, aš vėl nuklydau, jau nesvarbu. Čia yra jokas prašaras visiems tiem, kas kažkiek yra susipažinę su tuo, kaip Gazoje elgėsi Izraelis ir ypač, kai kariai įžengė į jį fiziškai, savo kojomis ir tankais. Mums nekyla jokių abejonių, kas ten vyksta dabar. Jau dabar yra kalnai įrodymų ir būtent dėl jų tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras gali išdrįsti mėginti traukti atsakomybėn labai draugiškos šalies vadovo teisman. O tarptautinis teisingumo teismas kone vienbalsiai nubalsavo, kad genocido regimybė yra. Bet, jei dar kažkam vis tiek tie Vinokuro paistalai imponuoja, tai, tiesiog palaukit, neabejoju, kad viskas bus dar ir dar aiškiau, kas čia vyksta. Nes jei po šitos visos mėsmalės nebebus palestiniečių, kurie galės papasakoti, kas buvo, arba jais niekas netikės, kas yra labiau tikėtina, aš net neabejoju, kad papasakos Izraelio kariai. Lygiai taip, kaip jie jau yra papasakoję apie visas ankstesnės žudynės Gazoje. Tai mums nereikia, jūs atsiverti ir Breaking the Silence organizacija, paskaitykit, ką kariai pasakoja apie ankstesnės operacijas. Viskas, kas juda, yra taikinys. Mes liepiam išeiti iš šitos teritorijos
Jeigu neišėjai, reiškia, tu esi Hamas. Viskas. Bet tokie pasakojimai yra iš tada, kai dar nebuvo paleistos visos vadelės, kaip yra dabar. Ką mes žinom iš karinės vadovybės. Jinai sakė. Kasparai, jums, ponia Vinokurai, dėl pripažinimo Palestinos? Tai, bet pradžioje labai trumpai oponentės teiginį apie Tarptautinio teisingumo teismą. Jis pareiškia, kad galimai yra prielaidos ir duotas laikas padaryti viską, kad tų prielaidų neliktų. Tai faktai. Žiūrėkite, yra be galo svarbu, ir čia ponui Lydekai taip pat. Tiesa yra pati savaime peržengia raudonas linijas ir ypač aitrinama, kai nesirimama faktais. Ir kūrimas naratyvas, kai neturintis nieko bendro su tikrais faktais. Ir tai yra be galo svarbu visom pusėm. Mes esam žurnalistai, aš jau 50 metų žurnalistas, aš tiesiog negaliu pakęsti, kad nesilaikoma faktų, įrodytų faktų, dokumentuotų faktų. Vandenį Gazoje, pati Gaza 70-80% vandens, reiškia, generuoja pati Gaza. Aš nežinau, kiek reikia chucpos turėti, akiplėšiškumo, kalbėti apie vandenį Gazoje. Ta prasme, taip, neva tai pasakant, kad Izraelis net negali užsukti ten to vandens, kad Gaza pati kontroliuoja, Hamas kontroliuoja 30-40%, čia 30-40%, tai čia, sakykime, jeigu jau taip ir yra, tai čia visoje Gazoje bėga iš krano atsukus 30-40% stiprumu, ar už 5 km bėga 100% stiprumu, o pas mane visai nebėga. Už 5 km, kur yra dabar jau nebe humanitarinė zona, o karinė zona. Švaraus vandens Gazoje klausimas iki spalio 7 buvo vienas pagrindinių skaudulių. Tai man, ta prasme, iš kažkokios nedidelės pagarbos savo ir didelės pagarbos jums, žiūrovai ir žiūrovės, aš nepradėsiu čia cituoti visokias ataskaitas, kurių yra begalės per 10 metų, jau, nuo blokados, tai jau tikrai apie vandenį Gazoje. Tai prasme, ten toliau dar Vinokuras kalbės apie Palestinos valstybingumo pripažinimą, čia irgi naujausios žinios. Kokia tai ten būtų baisi šalis, jeigu liktų valdyti dabartiniai veikėjai ir dar ten kažkam. Tai nukirpau tenai, nebesvarbu, ne ta tema. Pabaigai aš jūs paliksiu su paskutinė mane sudominusią tiradą, bet aš jau į ją neatsakinėsiu, nes pakankamai žemai poliau ėmėsis taip netiesiogiai atsakinėti Vinokurui. Prieš daug metų Arkadijui pasakiau, kad su juo diskutuoti yra neįmanoma ir per paskutinius 8 mėnesius tiesiog sekdamas, ką jisai kalba, įsitikinau 10-eriopai. Šitą video dedikuoju žurnalistams ir žurnalistams, kurie, aš suprantu, kad jiem darosi vis sunkiau rasti, kas ateitų apginti Izraelio interesą ir sukurtų kažkokią tai diskusiją. Ir dėl to jie toliau kviečiasi Arkadijų. Tai sunkus jūsų darbas, bet jūs kvieskit jį, tegul jisai kalba, man labai yra smagu, kai jisai kalba, nes mūsų tų žmonių, kurie tikrai blaiviau biški mato, kas vyksta, mūsų darbas nuo to darosi tik lengvesnis. Tai ačiū Jums. Ten 40-50% elektros, nereikia prašiausia meluoti. Tai vienas dalykas, šiandien maisto gaunama yra tiek Gazoje, kad turguose kaina krito, tai yra tų visų maisto produktų, kurios Hamas vagia masiškai. Visą Jordanijos siuntą Hamas pavogė 500 tonų maisto stovi vidury Gazos, ir prie jo niekas neprileidžia. 2 kartus daugiau negu prieš karą ateina maisto produktų per visus galus ir amerikiečiai pastatė visą, sumokėjo 370 milijonų uostui, per kurį turėtų vežti maistą. Kas atsitiko, kodėl nustojo vežti, tai kad Hamas pasakė, kad mes sunaikinsim visus, kurie veš, reiškia, tą maistą ir pagrobė visus sunkvežimius. Taip, kad tai yra faktai, nesirimama faktais, tikrais faktais, faktų.